Cibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Aš jau nuo pirmadienio. Ir vėl susirinkimas pas mus North Space garaže. Ir štai jau darbas vyksta. Galit pažiūrėti, kaip efektingai Šaras dirba. Tokiais tempais mes, man atrodo, kitiem metams spėsim paruošti. Tai čia nuo pirmadienio varai? Nuo pirmadienio jis įskuta. Šitą jam su nervais negerai. Ignelis iš vis, man atrodo, šiek tiek biškį nudebilėjo. Realiai stogą raudų. Žodžiu, yra dabar sunkus darbas. Reikia pradėti ruošti paruošimui, bet kadangi čia šituose tarpuose atšokė, aš atsimenu, Šaras sakė laivhaką, matė, kaip ten padaryti tą kempinėlę, kurie ten kaladėlę šveitimo pasidaryti, bet kaip matau, jie mėgsta išsimti liaudiškai tariant. Ne, bet tai čia tokius dalykus su kaladėlė neišveis. Kraštuosi, tu bet kokia atsiu neprieisi, bet va šitą griovį išveisti. Tai su tą kaladėlę ištrinsi, bet kampus tu vis tiek gausi va taip. Švitriuku, nykštuku, kaip didžiai, žinai, tu esi. Samba, žiūrėk, čia matai kaip giliai. Čia reikia kitokius gilumos, ne? Nieko tokio, nu žodžiu. Mūsų feras, kaip sakant, jau be rato, pakeltas. Kaip sakant, mes čia susirinkom nebereikalą. Nebereikalą. Šiandien bandysim išimti saloną. Ir jį šiek tiek pakeisti. Einam prie... Aš norėčiau pasakyti, kodėl jis sakė, kad bandom išimti saloną, nes dar neaišku, ar mums pavyks tą padaryti. Tai dėl to bandom. Gali būti, kad šitą kadrą paprasčiausiai iškirpsim ir salonas liks toks, koks buvo. Tikiuosi, taip nebus. Iš tikrųjų, tai aš čia pradėjau krapštyti be reikalo, nes laukiam, kol ten planuojasi darbus ir Ignelį užkabino dabar viskas. Šį vakarą jisai praleis prie bagažinės, garantuoju. Dabar yra iš pažiūros originalus raudonos spalvos, nu tokios buvusios raudonos spalvos salonas. Ir yra dilema, ar jį perdažinėt į juodą spalvą, ar palikti raudoną tik tai atšviežiant. Gintaras sakė, atei Gintarai, tu, kaip sakant, šiandien tokį pasakyti, nežinau, ar galime šį kamerą sakyti, kadangi žais galim Romų bendruomenę, bet tai yra ciganskas salonas, sako cigančina. Tai vat, aš nežinau, vat šitos plasmasės, aš matau, kad jos dažytos yra. Taip. Aš matau, kad jie, bijau ten nulaužti. Aš padaryčiau, kad būtų gražu, padaryčiau čia juodą, nes čia sėdi ir daugiausiai trynasi. Ir gali apsišykę sėdėti ir ant balto šūdai matosi. O šitus dalykus padaryčiau arba šviesų, arba gražų raudoną. Mums reikia išsigalvoti, ar pas mus 2 bus spalvos, ar 3. O kokį trečią tu nori? Baltą. Galit pasisemti idėjų iš tikro Ferrari salono? Ne, ten tikro Ferrari salono šūdinai atrodo. Vickas sako, kad Ferrari salonas šlykštus. Aš norėjau pasižiūrėti, kaip realiai atrodo Ferrari salonas. Ferrariuka, kabrioletas, pats tas vasarai. Ir salonas, nepasakyčiau, kad kažko blogesnis už šito Ferrario. Bet yra kitas momentėlis. Atsidariau Carvertical, pasižiūrėjau normaliai, kaip jisai seniau atrodė. Ir jisai visas buvo kažkur į ežerą įmestas ar kažką. Va čia salonas, tai kaip Vicka ir sako, šlykštus. Visas dumblės, supelyjas, bet bent jau VIN-kodas matosi. Tai kai matosi VIN-kodas, galima patikrinti per Carvertical ir įsitikinti kokią mašinos istoriją.
Pirkdamas automobilį būtinai pasitikrink Square Vertical, kad nebūtų kaip šitas variantas. Atrodo iš nuotraukų graži, švari, gal kažkiek skendusi minimaliai, bet čia nesuprasi. Nes žmogus padarė tiesiog cheminį valymą ir nebeaišku, kas ten jai buvo. O jai buvo šitaip. Visa dumble, purve, mėšle šude. Tai kągi, prieš pirkdamas automobilį pasitikrink Square Vertical, nepagalėk pinigėlių. Ir žinosi, ką perki. O jeigu mašinos ieškai, tai tikrai ne vieną variantą žiūrėsi. Būtinai nusipirk daugiau ataskaitų ir sutaupysi dar daugiau pinigų jas pirkdamas. Mūsų nuolaidos kodas yra tikra rida ir su juo gausi 20% nuolaidą savo ataskaitom. Tai rimtai, pažiūrėkit. Pradedam darbą, šukam, tas suka. Pradžiu sėdynės laukan. Jo, sėdynės ir tada jau čia, kaip nenulaužia. Ir čia reikės va šitą stogą visą. Čia atsirakina, reikia rankiną daryti. Čia buvo rankina. Šitą va rankina. Darom. Nu gerai. Žaidžiam žaidimą. Zenkia, gal tu davai nedaryti. Nes kai Zenkia ateina ir man iš karto širdelas suima. Čia reikia žiūrėti, kur kas žino profilį. Ir mes čia ne vienas. Ne, man tai toks paprastas širdiukas. Aš žinai, kuria pusės. Nu turbūt. Į pirmin. Į priekį. Va, nuimu vieną galiu. Aš užtaisysiu tau ginklą. Teisyk. Nes va šitą aš praeitą kartą nulaužiu. Jisai nesisuka niekur. Kas gerai dirbs, tas gaus saldainių. Baigiai? Gerai. Žiūrėkit. Va čia yra sėdynės varžtas. Kol kas sukasi. Tik nežinau, ar iš kiek buvo. Išsisuko. Galimai vieną įvykiau. Oficialiai skelbė vieną varžtą atsukta sėkmingai. Tokie varžtai sėdynių salonė, va tai va supuvę. Titanikė jaučiu gražesnį varžtą. Žodžiu, dabar matot tokios durelių apdailas, raudonos tokios nunešiotos, papelyjusios, tipo Alcantara. Nu žodžiu, baisokai atrodo. Parodysiu, ką radau. Pradėjau darinėti. Jeigu galva įsiskaudėtų. Ne, žodžiu, va, supratau šitą kombinaciją. Žodžiu. O jeigu teisinsis, kad galva skauda, yra įbumetinė. Viskam pasiruošti, žodžiu, čia. Tiek šaibų sukištų. Nežinau, ar noriu tęsti. Čia ksenono laidai, lempas, bet čia mums šito nereikės. Kas čia per šponkės? Čia tos, kur tokių nebegamina jau. Kiek vatų? 60 vatų, 30 norimas. Punč. Punč. Bet matosi kiekvieną detalę, kurią paėmė, kad darė su sąžinė ir meilė. Ir su stajaku. Viskas sudėta, užfiksuota, užpilta, padaryta, sustiprinta, užversta, perpilta, kad netemptų. Reikalų padaryti. Reikalų tikrai padaryti. Nenusiims tomasi. Sodas nesuplėšytas, manau, kokią plasmasę pakeišti. Žinot, kas skambina? Norbertas. Kai žiūri mūsų serijas, tas žino. Norbertai, dar kartą pasuksi darbo metu, aš tave...
Nem. Visą šitą reikės nuvalyti. Žodžiu, nusprendėm tokį fintą padaryti. Kadangi čia yra spidometras myliom ir toks sidabrinis ir jau pablūkęs ir tas spalvos tokias, tai darysim pagal Ferrari. Pažiūrėsim, koks yra ant originalus Ferrari ir adaptuosim mūsų naujam spidometrui. Tai bus adaptas, kaip Zenonas išsireiškia. Adaptas Ferrari. Adaptas Ferrari, toks biškai adaptuotas. Kaip pasakytų mano tėtis, viskas yra plaktukas. Juokauju, mano tėtis nesako. Apačioje čia nieko nėra. Ne, mes Ai, tas. Taragus. Ne, bet ten apačioje panelės dalies jokios nėra. Tai mes tiek nepakelsim. Aš per didelis tam salonė susirietęs, sėdėt n***oj. Iškart palengvėti. Arba lūš, arba ne. Čiausiai lūš. Nu čia tai samarėdė. Sistema labai gera, man patinka, senovinė, labai puikiai veikia, bet labai mesi viskas čia. Labai. Viskas limpa. Vyksta darbas intensyviai, plasmasių pilna. Vienas reikės dažyti, kurios va čia sėdėtos, kurios buvo raudonos, taps juodom, kas buvo juodo originalu, nedažyta, tą restauruosim, kaip Gintaras sakė. Stiklas antras išimtas, liko iš salono tai kilimą išimti ir panelę dar išimti. Ir man va pažiūrėjęs į šitą krūvą, čia neramu darosi, nes reikės perdažinėti viską. Aišku, ne mes patys dažysim, specialistai dažys, bet žiauriai įdomu, kaip viskas atrodys vėliau, bet ir žiauriai neramu ar gausis, taip kaip mes įsivaizduojam. 2 valandos darbo, nu gal šį daugiau, apie 2 valandas kažkur aš krepštas, ne? Jau įrankių nerandam. Bet viską jau surasi. Bet skaudžiausia yra, kai dingsta pirma galutė, po to jau zint. Užbėgiu ir račiniko kliūna. Kas? Ne, rankinį nedai. Aha, vis tiek prakišti. Lauž per pusę, nes kažkojo. Bet po panelį atrodo, kad jinai buvo skamba, bandai viskas susidėjo. Dar Vytas neiškris per dugną gal. O kiek drifteriai knisas su šitais dalykais? Daug. Kaitina su fenais. Šaldo ten kažką su sausu ledu. Tai ką, salonas, nu, svarbu, kad langas neišpuštų. Reiks dviejų. Žodžiu, salonas atrodo dabar štai taip. O netrukus pamatysit, kaip kitaip atrodys. Taip, kad
Žiūrėkit, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, dalinkite su draugais. Ir kai pamatysit gatvės, jie graži Ferrari. Tomorrow. Taigi, kągi, darbas darbo, bet pavalgyt visada reikia. Šiandien mūsų misija yra išsukti. Ką išsukti? Ką išsuks? Šiandien mūsų misija? Koilas. Koilas. Tai aiškiai, ne amortikai, kiekgi mes suprantame po mašiną, čia ne amortikai, stoja čia koilas. Tai gal Toyota ir amortikai stovi Ferrari, tai tikrai koilai. Tai va, jau kad. Oh my god. Taip, komentatoriai sakys, ne taip, reikia atleidinėti, nesu trekšlė. Man atrodo, čia vyčkos reiks. Kur mūsų bulgarkė? Prailgintuvai irgi man šlovą. Kada kamera išytai. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. O, jums gimė berniukas. Later. Vežam restauruoti koilus į Festamix, dėl to, kad kainuoja nauji brangiai ir gauti beveik neįmanoma, tai restauruosim. O va, Ignelis deda lietnikus, pažiūrėk, padangas, pažiūrėk. Lietnikus. Padangos, žopa. Žodžiu, lietnikus vežam į Vilspotą, kad restauruotų visą šitą sugadinimą, o padangas žadėjo parinkti geriausias Beryba. Uždarom, žiūrėkit, stebuklai. Va, žiūrėkit, čiung, vunk. Tai? North Space, motherfucker. Supuvę? Jo. Bet čia, žiūrėk, čia yra amortizatorius, ar kaip jisai vadinamas? Amortizatorius, bet liaudyje jos vadina koiloveriais. Koiloveriai. Nes angliškai coil spyruoklė, o koiloverį. Tai gerai, žiūrėk, o ką su juo reikia tipo čia restauruoti? Vienas išbėgęs, ne? Kiti. Matai, aplipęs drėgnų purvų, tai greičiausiai buvo nutekėjus alyva ir tos žemės prilipo, rinkosi kiti. Matosi, kad tos dulkės sausi, žinai. Tai reiškia, kad tik vienas išbėgęs, bet vis tiek visus reikia peržiūrėti, ne? Matosi, kaip jie gyvenimą matė, tai aš manau, kad bet kokiu atveju nusimsim spyruoklės visiems, įsidėsim į stendą, pasitikrinsim, ar ten jie turi tos gyvybės savy ir tada susisieksim ir nuspręsim, žinai, ar darom visus, ar tenais ten normalu. Apiplaunam, prasižiūrim, gal kažkokias gumas pakeičiam. Nežiūrėk, jeigu kaip čia parašyta su dujom viduj, tai jūs tipo ir dujom užpildot kitaip gaunasi. Taip, jisai bus lygiai toks pat kaip naujas, tik tais galbūt kažkurie vizualiniai dalykai, žinai, nebus identiški, bet techniškai jisai veiks taip, kaip turėtų veikti naujas amortizatorius. Amortizatorius. Koilas. O ne koilas. 1 hour later.
Žodžiu, atvarėm į berybą auto, reikia pasikonsultuoti dėl padangų. Todėl, kad, kad keist reikia, tai faktas, bet su to aukščiu žiauriai neaišku. Tai reikia pažiūrėti, ką specialistai mums parekomenduos. Nes Šaras toks yra specialistas. Komentatorius. Deformuoti ir patys kordai, sutrukinėja, suskilinėja nuo senumo, suvalgyti visi kraštai. Čia jau ne ta žodis, kad prastos padangos. Tokiom važiuoti tikrai negalima. Netgi, sakyčiau, draudžiama tokias padangas eksploatuoti. Nu, šitas tokiam net sovietinės saugas. Viena už kitą gražesnėse čia, kabutėse. Tai vyrai padangas būtinai reikia keisti. Kažką tikrai rasim, parinksim, paderinsim prie tos išmatavimus. Bet žiūrėk, kaip restauruoja padangą? Gilina. Ką tai? Gilina visiškai nerekomenduojam, tai yra jau gamintojas, kai gamina visą tą gumą, paskirsto kiek padangui bus milimetrų ir yra paskaičiavęs, kad jos iki tam tikros ribos maksimaliai bus saugios ir nedaugiau. Tai reiškia, ką toliau gilina, tai tik tai pjausto gumą. Padangoj to jau pragilintojų savybių nebėra. Ferrari originaliai priekis yra žemesnis negu galas padangos. Bet mums šitos, kurios buvo, tai akivaizdžiai per žemas. Galas kaip ir tvarkoj. Tai norėtųsi priekį šiek tiek aukštesnių negu dabar, bet kad nebūtų balionų labai. Tai gerai, tai galinės pasilieka 245 40 18, į priekį parinksim 225 40 18 ir bus viskas, ko jums reikia. Man jau patinka, viskas juda, ten juda, čia juda. Dabar liko lengviausias darbas, mašiną visą perdažyti.